Automobilio priežiūra prasideda nuo pačių paprasčiausių dalykų. Pirmas dalykas, ką turėtų padaryti kiekvienas vairuotojas savo vairuojamam automobilyje, bent jau vieną kartą per savaitę, tai pasitikrinti tepalo lygį. Tepalo lygį pasitikrinti yra labai paprasta. Geriausia tai yra daryti iš ryto, kai automobilis visą naktį yra prastovėjęs, nevestas. Taigi, ką reikia daryti, tai ištraukiame matuoklį, ją nuvalome švarius skudurėliu ar tai vienkartinę servetėlę, statome atgal į variklį. Ištraukiame ir matome, kad šiam varikliui alyvos gerokai trūksta. Tam, kad užpildyti tinkamą alyvą, mes turėtume žinoti, kokia alyva buvo supilta į automobilį. Ar tai buvo pusiau sintetinė ar sintetinė.